Sveiki visi, su jumis Nekromas ir šiandien pas mus naujas video išpakavimuose, tai tokia kavamalė. Vokiečių gamybos Zwilling Infinity, ten modelio numerį nuskaičiusiu, pamatysit, reiškisis pavadinimą. Atidarom. Čia krūva knygučių buvo, aš išėmiau paprasčiausiai, tai yra instrukcija ir paskui eina toks įpakavimas. Čia apie ką jie gamina, čia lenkiška instrukcija ir čia šiek tiek apie kavą, šiek tiek apie pačią firmą, kiek aš supratau, apie vandenį ir panašius dalykus. Šita firma, tarp kitko, kas labai įdomu, jinai egzistuoja jau 290 metų. Tokie dalykai. Labai įdomus logo, 2 žmogeliukai šokantis. Čia pas mus dangtelis. 2 dangteliai tiksliau. Tai yra, tai aš jūs parodysiu. Vienas dangtelis čia yra indui, kur pilsim kavos pupeles, o kitas talpai, į kurią malsim. Taip. Toliau yra pačios talpos. Firma, kiek supratau, vokiečių. Čia pas mus taip įdomiai supakuota. Čia indas, reiškia, šitas pačiom kavos pupelėm, o čia indas, į kurį malasi pupelės. Taip. Ir sekantis etapas. Tai matytką, palaukit. Pati kavamalė. Čia laidas. Čia taip ir atrodo. Sakant, čia, jeigu jums įdomu, girnos, jeigu ten matosi, aišku, kiek aš suprantu. Dabar bandysim ją sudėti turbūt. Čia reikia uždėti šitą. Taip. Taip. Kaip jisai kažkaip tai įsistato čia. Čia reikia kažkur pataikyti, kiek aš... turi būti čia mes jį užfiksavom. Ir ten kažkodėl parašyta, kad reikia paspausti ir pasukti į dešinę ir į kairę. Tuoj palaukti, aš pasitikrinsiu. Prieš pirmą kartą naudojant. Minutėlę. Aš taip suprantu, kad čia reikėjo paprasčiausiai, kad jis užfiksuotų. Tai pasukam taip. Čia nustatyta. Čia jeigu matosi, toks ratas yra, čia yra nustatymas malimo. Mes pabandysim šiandien pasimalt 40, kad
žemiau, ten nuo 0 iki 30 čia yra espreso malimas, bet jinai rašo, kad ten galima malt labai mažais kiekiais tik tai. Kažkodėl ta kava, va dar tiesa, va čia labai įdomiai padaryta, va nusiema šitas ir va yra šepetėlis valymui. Matot. Va. Taip, dabar suprantu, va taip įsistato mūsų talpa, kurią malsis kava. Va, aš naudoju kavą tokią va. Roasted almond, robusta 100%. Tokios kavos beje negaliu gerti. Galiu gerti tik robustą. Jeigu geriu arabiką, man prasideda problemos. Biškai prastakyti. Visai patogus kažkokius. Labai pilasi, prašau. Nu, pradžiai, manau, užteks. Vat. Uždengėm dangtį. Va, čia dar yra va tokia rankenėlė, kuri rodo kiek puodukų malsim. Nu, mes malsim va 4. Čia yra kaip ir bandomas malimas pas mane. Tai yra, reikia nustatyti kokį būtent, nu, rūpumą kavos, kad būtų tokia kava, kad būtų skanu gert ir panašiai. Atjungiam. Va, matot, užsidegė mūsų žmogeliukai. Taip. Ui, kamera. Nu ką, bandom malt. Kažkas ne taip. O kas ne taip, o kodėl nemala? Nesupratau biškį. Va tai. Taip, čia viskas gerai. Nesuprantu. Tiek labai mažai pamalė. Ar čia yra tipo 4 puodukai? Čia kažkoks yra dar daiktas, va, atsidaro. Ai, va, jį atidarai. Čia va pasidėti. Taip, nu užteks kokias. Nu ir va, pirmas mūsų malimas. Va tokia kava, matot? Va. Nu va, tokia mašinytė pas mus. Šitą patį, tikiuosi, pamatėt, kaip jį dirba ir taip toliau. Вот. Su jumis buvo Nekromas ir mašina kavamalės Zviling. Va, susitiksim su jumis kitose video.
kitose streamuose, visos nuorodos aprašyme. Dabar atsisveikinu iki naujų susitikimų.